Esu Julius Litinskas, man yra 18 metų, esu iš Raudondvario gimnazijos ir priklausau Kauno liberaliam jaunimui. Manau, jaunimas susiduria su daugeliu problemų, viena jų yra abejingumas jų atžvilgiu. Tai pirmiausia, išskirti galima būtų vien mūsų švietimo sistemą, kuri mano manymu nėra tinkama ir yra daug dalykų, kuriuos būtų galima pataisyti. Pirmiausia, mane neramina tai, jog, pavyzdžiui, man kaip abiturientui, stojant į universitetą Lietuvoje, susiduriu su tokiu iššūkiu, jog mano kaip ir sugebėjimus vertina tik tai valstybinių egzaminų įvertinimų kontekste. Ir mane baimina būtent emigracija, kuri, manau, kyla iš to, kad neformaliai įgytos patirtis yra nevertinamos Lietuvoje ir būtent dėl to ir vyksta to emigracija. Ir manau, būtų pats laikas susijimti mūsų valdininkam ir kažką keisti.